of President Biden's first executive orders was to allow transgender athletes to participate in girls' sports. Sveiki visi, pristatau Jums naują laidelę apie įvykius ir įvykių eigą Jungtinėse valstijose ir ne tik. Iš tikro tai labai sunku net atpažinti kartais tą pasaulį, kuris atrodo dar visai nesenai aplink buvo visiškai kitoks. Na, o jeigu išsireikšti tiksliau, tai pasaulis labai senai jau yra toks, koks yra. Tiesiog mes tik dabar pradėjome matyti, koks jis iš tikrųjų yra tas mūsų pasaulis. O tam, kad pamatyti, koks jis iš tikrųjų yra, mums visiems teko persikelti į naują realybę, naują paradigmą, kuri buvo mums sukurta tik tais pernai mūsų pasaulio taip vadinamų valdovų. Praėjo realiai visai nedaug laiko nuo šitos pandemijos pradžios, o mes jau spėjome pamatyti daugybę dalykų, kurie buvo šešėliuose ir apie kuriuos net neturėjome jokio įtarimo. Taigi mes ne tik pamatyti spėjame, o su jais susidurti ir netgi kai kurie patirti tai savo kailiu. Staiga kasdienėse naujienose mes pradėjome matyti reiškinius, kurie dar visai nesenai būtų atrodę kaip visiškas marazmas. Kaip štai pavyzdžiui Faučio rekomendacija nešioti 2 kaukes vietoj vienos, nes atseit 2 kaukės apsaugo geriau negu viena. Tai aplamai čia buvo gebė karikatūra. Teisingiau ne karikatūra, šitas marazmas yra pakankamai tikras, kad iš tikrųjų išsigąsti jį pamačius. Tai kad per televiziją reklamuojama štai tokia nesąmonė, kad reiškia, jeigu sudėti 2 maskės, tai gaunasi 75% efektyvumas, jeigu sudėti 3 maskės, tai 90% efektyvumas. Na, mėlėjai, tai viskas krypsta link absoliučios beprotybės ir šito reikėjo tikėtis ir aš manau, kad mes dar visai netolimoje ateityje pamatysime tokio marazmo dar naujuose lygiuose, apie kuriuos net nesaptavom daugelis. Na, o dabar tęskime laidą, eikime prie kur kas įdomesnės temos, tai yra situacijos Jungtinėse valstijose arba Jungtinėse valstybėse dabar. Turbūt teisingiau netgi būtų sakyti nuo šiol jau Jungtinėse valstybėse. Na, o ten, jeigu taip tiesiai šviesiai, vyksta demonstracija vienos iš paskutinių tikrai serijų šito filmo ilgo ir šita serija yra skirta būtent tiems amerikiečiams, kurie balsavo už Bideną. Balsavę už Bideną žmonės pamatė, ką jie tokį rinko, už ką atidavė savo balsus ir galiojimus ir yra tiesiog paklaikę. O jeigu trumpai, kas yra pridaryta, tai per šias dienas kelias yra išleista jau virš 30, o galbūt netgi ir virš 40 šią minutę jau vykdomųjų įsakymų atseit, kurie realiai atšaukia viską tai, kas buvo padaryta Trumpo ir jo komandos. Ir padarė tai, kas buvo nepavykę padaryti demokratams iki tol. Dabar kaip suprasti visą šitą dalyką, tai yra genialus ėjimas iš Trumpo pusės. O kodėlgi genialus, pabandysiu dabar paaiškinti. Įsivaizduokite, mėlėjai, kad 8 metus Obama leido šitos vykdomosius įsakymus savo ir šiaip įstatymus, demokratai leido tam tikrus lėtai, prisiminkite verdamos varlės principą, kur, reiškia, jeigu karštas vanduo iš karto varlė iššoka, o jeigu po truputėlį šildyt, taip jinai ten ir išverda. Taigi čia lygiai ta pati situacija ir paprasčiausiai tai, ką amerikiečiai dabar pamatė per tas kelias dienas, per kurias priversti demokratai paknopstomis bėgti ir įvedinėti visus šitos savo įstatymus, kuriem buvo sutrukdyta būti įvestiems per Trumpo prezidentavimą, o kai kurie panaikinti buvo, ten visokie reguliavimai verslo ir panašiai. Tai vietoje šitų dabar jie turi vis kelias dienas viso labo, kad visą šitą įvesti vietoje metų, kuriuos jie turėjo turėti su Hillary Clinton ofise. Ir staiga amerikiečiai viską pamatė per kelias dienas. Tai jeigu taip greitai prabėgti, tai iš tokių skaniausių tai yra tiesiog Joe Bidenas uždraudė vadinti koronavirusą kinietiškų virusų, pavyzdžiui, čia toks absurdas. Arba, pavyzdžiui, panaikino Trumpo įsakymą
sauganti Jungtinių valstijų elektros jėgos tinklą nuo Kinijos, reiškia, atakos. Čia daug visokių tokių niuansų, jie ten senai bijojo, žodžiu, įsivaizduokit, tai yra tyčinis kenkimas valstybėje ir visą šitą dalyką mato žmonės. Ir tokių visokių vykdomųjų orderių reikėtų pažymėti, kad yra visa krūva visokių. Tai yra nuo sienos statybos sustabdymo iki reiškia, nelegalams suteikimo pilietybės, iki vėlgi juodaodžių abortų užsienyje ir namuose finansavimas už žmonių mokesčių pinigų, žodžiu, ir taip toliau. Tai, skamba kaip visiška beprotybė, bet turbūt iš tikrųjų tai ir buvo tikslas, kad parodyti šitą beprotybę žmonėms, nes šitaip netodariškai elgtis, aš manau, kad netgi demokratam turėtų smegenų užtekti, kad suprastų, kad šitai nepraslys šitaip lengvai. Na, bet matome, ką matome. O matome, pavyzdžiui, dar tokį dalyką, kad Šumeris ilgai netrūkęs prašo Baideno paskelbti klimato ypatingą situaciją, sakydamas, kad jis galėtų tada daug daugiau padaryti, daug daugiau dalykų padaryti, reiškia savo ypatingos situacijos įgaliojimus turėdamas. Tai vėlgi, kaip anksčiau, sakykime, bandydavo demokratai prezidentui savo demokratiškam priteikti papildomai įgaliojimų su ypatinga situacija valstybėje karinė ten, ar kažkokia tai sukelta įtampa dirbtinė. Tai dabar grėbėsi paskutinę šiaudo ir bando tokią situaciją įgalinti per klimato ypatingą situaciją. Kas be jokios abejonės yra visiškas absurdas, turint omeny, kad Baidenas nekontroliuoja Jungtinių valstijų armijos. O štai čia, pavyzdžiui, dar vienas dalykas išlindo, kad veikiantis Tėvynės apsaugos departamento pavaduotojas, žodžiu, vadovo, atskleidė tai, kad per Kapitolijos taip vadinamas riaušes Pelosi reikalavo, kad būtų kulkosvaidžiai išstatyti prieš civiliokus, reiškia Vašingtone, kurie galimai puls Kapitolijų. Tai demokratų planas, mielieji, buvo žymiai rimtesnis, negu jisai pavyko. Ten turėjo būti praliestas ir kraujas, o optimaliai tai Reichstagas turėjo degti, kitaip sakant. Ir visiškai nenuostabu, kodėl, reiškia, per Baideno taip vadinamą inauguraciją visa ta ceremonija priminė su savo vėliavėlėmis ir viskom kitkom nacių Hitlerio inauguraciją. Tai tikrai daug kas rado analogijas visame tame, bet mes į tą jau nebegrįžkime. Judėkime toliau. Tai pirmam segmente tiek ir norėjau parodyti, kad reiškia, yra specialiai duota dabar amerikiečiams pajusti, kas tai yra Baidenas ir kad jo šitie vykdomieji įsakymai vienas po kito, tai yra labai labai puikiai priemonė jiems tą ir parodyti. Ir tai garantuotai buvo, reiškia, paskaičiuota iš patriotų pusės, iš Trumpo komandos pusės, kurie būtent ir tikėjusi šitokios eigos šitų dalykų. Dar vienas dalykas, apkalta, kuri bus netrukus iškelta Trumpui, ji taipogi yra laukiama ir jinai privalo įvykti ir apie tai jau netrukus. Priminsiu, kad apkalta prezidentui Donaldui Trumpui jau yra keliama antrą kartą ir lygiai taip pat juokinga kartą negu kad pirmą kartą, o štai šiame vaizdo klipe mes matome, kaip parlamento ginkluotieji seržantai ir specialūs atstovai impeachmento, tai yra apkaltos menedžeriai vadinami, neša apkaltos popierius iš Kongreso į Senatą. Ir šita apkalta, jinai turi prasidėti vasario 9 dieną ir jinai yra ypatinga tom, kad šitoj apkaltoj planuojama yra parodyti visam pasauliu, kaip yra susidorojama su buvusiu prezidentu Donaldu Trumpu ir padaryti iš to pavyzdį. Tačiau ar kartais nepadaro klaidos šito vietoje demokratai, suteikdami progą prezidentui Trumpui pateikti šitoje byloje vietoje laukiamų, reiškia, duomenų ir kracho Trumpui kitus duomenys. Tai yra išslaptintus duomenys apie visus kitos pusės nusikaltimus. Ir šitoje vietoje, žinant visą strategiją, jau iki šiol pasitvirtinusią daugybę kartų, tai greičiausiai, kad tas ir yra, kad, reiškia, respublikonai, ne tiek respublikonai, bet Trumpo šalininkai planuoja būtent tą, kad padaryti šitą impeachmentą, šitą apkaltos procesą kiek įmanoma viešesnių ir kad staiga per šitą visą viešumą būtų pradėti viešinti duomenys, kuriuos dabar masinė medija yra užspaudys ir neviešina tyčia. Tačiau
šiai minutė taip pat jau akivaizdžiai matosi, kad senatoriai ima abejoti ir tiek teisėtumu, tiek galimybę sėkmingai įvykdyti šią apkaltą. Netgi pats Bidenas pasakė, kad greičiausiai nepavyks prezidento Trumpo apkaltinti, reiškia, nuteisti, įrodyti, kad kaltas. O taipogi štai ir demokratų senatorius, kuris turėjo šitas Patrikas Leahy, kuris turėjo pirmininkauti šitą apkaltą, staiga išvežtas į ligoninę. Ir kiti, pavyzdžiui, Rand Paulas pareiškė, kad ši apkalta iš vis antikonstitucinė. Dar keletas senatorių pasisakė prieš šią apkaltą. Jiegi puikiai supranta, kad nieko jie nepeš ir kad tai yra tiesiog tik dar amerikiečiam parodymas, kurioje barikadų pusėje konkrečiai jie sėdi. Bet manau, kad vis tiek šita apkalta įvyks, nes šito mechanizmo sustabdyti paprastai nepavyks. Jo labiau, kad šitos apkaltos išsižioja laukia visa masinė medija, tikėdamasi, kad tai sukels jos reitingus. O kaip iš tikrųjų apsisuks, tai jie net neįtarė, kad dar kartą sakau, jie turės labai didelę dilemą, kągi daryti su šita apkalta, jeigu iš tikrųjų jinai bus. Kažkas įdomaus vyko prieš porą dienų ir Baltuosiuose rūmuose bei aplink juos. Buvo dingusi elektra, po to buvo daugybė policijos mašinų aplink ir visą tą nuostabų ir nežinomą renginį vainikavo štai tokie saliutai. Iš tiesų tai nelabai yra informacijos, kas konkrečiai ten darosi, spekulacijų be jokios abejonės yra daugybė, tačiau spekulacijos lieka spekulacijomis ir belieka laukti patikimesnės informacijos, kasgi konkrečiai įvyko tą naktį. Viskas buvo nufilmuota gyvai, internete perduotas srautų, todėl įrašas yra. Ir viską vainikuoja šį Q žinutė labai įdomi, kuri be galo gerai įsipaišo į šitą situaciją. False flag arba netikros vėliavos atakos. Prezidentas 100% izoliuotas, laukite fejerverkų. Teisingumas Q. Taigi gali būti, kad tai tiesiog vyksta tam tikros operacijos, vykdomas kažkoks tai teisingumas ir galbūt, kaip kad kai kurie aiškina iš anonų internete, turima tokia nuomonė, kad šitie fejerverkai buvo Baltųjų rūmų išvalymų proga. O iš tikrųjų, dar kartą sakau, viso labo tai yra kol kas tik spekulacijos, galbūt jos yra teisingas, o galbūt ir ne. Todėl dar truputį palaukime, kol bus daugiau informacijos, kad tai įvardinti tiksliau. Kalbant apie Baltuosius rūmus ir Bideno buvimo juose, visgi tai yra didelis klausimas, ar tikrai jisai yra tuose Baltuose rūmuose, o jeigu ir yra, o jeigu ir buvo, ar jis yra juose iki šiol. Labai įdomus dalykai. Tiesiog pradėjo lysti ne tik nuotraukos iš kažkokių tai kino studijų padarytų kaip Baltieji rūmai, o pasirodo štai dar, kad ir Clintonų fondas savo muziejuje turi ovalaus ofiso kopiją. Taigi, mėlėjų, tų ovalių ofisų pasirodo jų yra ne vienas ir ne du, ir kuriame iš jų iš tikrųjų dabar sėdi Bidenas, tai vienas dievas te žino iš tikrųjų, kaip ten yra. Turint omeny, kad čia yra filmas, kuris yra surežisuotas Trumpo ir rodomas žmonėms su tam tikrais tikslais, tai galima tikrai daryti prielaidas, kad Bidenas tikrai ne visose savo video sėdi tikrajam ovaliajam ofise ir jeigu yra iš tikrųjų taip, tai šitas teatras tik tais dar įdomesnis nuo to tampa ir bus be galo įdomu stebėti, kaip tai viskas vystysis toliau. Taipogi toliau tęsiasi kuriozai su armijos elgesiu Bideno atžvilgiu. Štai čia mes matome, pavyzdžiui, dvi skirtingas ceremonijas. Atkreipkite dėmesį į šitą ceremoniją. Tai yra 2017 metų prezidento Trumpo pasveikinimo ceremonija, kur yra iššaunamas 21 šūvis patranka, tiesiog vienas po kito. Pažiūrėkite į pačią ceremoniją. Settle down! Stand by! Fire!
Štai taip atrodo armijos ceremonija pasveikinimo skirta prezidentui. Tai yra 21 šūvis iššautas vienas po kito. O štai dabar pažiūrėkite, kokia ceremonija ir kokios salvės buvo skiriamas prezidentui Bidenui, taip vadinamam prezidentui. Čia mes matome šūvius kas 10 sekundžių, pauzės padaromos po 10 sekundžių ir iš vis tik tais 10 šūvių. Ir šitokios salvės ir šitokia ceremonija yra skiriama arba laidotuvėms, arba užsienio diplomatams atvykstantiems pasveikinti. Tai niekados nebuvo prezidentui skirtos salvės ir niekados nebuvo prezidentui pagerbti skirta ceremonija. Kaip ir minėjau, armija taip demonstruoja savo nepripažinimą Bideno atžvilgiu. Nekalbant apie tai, kad nebuvo nei karto atiduota nei pagarba, nei iš Bideno buvo gauta pagarba, nei iš jų atiduota ir kad armija šiuo metu, kaip ir manoma, vadovauja visam paradui Jungtinėse valstijose. Na, o tuo metu pakalbėkime dar truputėlį apie patį prezidentą Trumpą ir kągi jisai beveikia dabar. Ir aš jums paskaitysiu keletą tokių žinučių įdomių, kurios mano manimu labai puikiai atspindi situaciją. Pradėsiu nuo Q pranešimo. Turėtų būti sunku komunikuoti. Kiekviena akimirka kartu yra akimirka, kurios jūs neturėtumėt praleisti. Ar buvę prezidentai vis dar gali organizuoti slaptus pasikalbėjimo kambarius? Ar amerikiečių mokesčių mokėtojai apmoka sąskaitą už 12 viešbučio kambarių labai artimų centriniam slaptajam kambariui pasikalbėjimo? Slaptoji tarnyba įsakyta maksimaliai perimetro apsaugai? Puikus spalvos pasirinkimas. Čia kalba eina apie užuolaidų spalvą, kur beveik pataikė į prezidento Trumpo kabineto užuolaidų spalvą. Ten vienas ir beliko užuolaidų spalva iš tų jų visų pseudo baltųjų ofisų. Turbūt galima taip kalbėti. Ir labai gaila, tačiau langai turėjo būti užblokuoti tam, kad panaikinti šitą vaizdą. Pasirašo Q. Taigi, kas yra SCIF? Tai yra patalpa įrengta specialiai tam, kad joje dalinti slaptą informaciją. Tai yra Jungtinių valstijų armijoje, nacionaliniam saugumui arba nacionaliniai gynybai arba žvalgybai. Tai yra uždara patalpa pastate, kuri yra skirta tam, kad procesinti arba dirbti su kompartmentalizuota jautria informacija. Tai yra užslaptinta informacija. Na ir šitoje vietoj šis žmogus Warrior 32 atliko nedidelį tyrimą. Tai jis taip ir rašo. Aš padariau nedidelį kasimą, nedidelį tyrimą į Mar-a-Lago ir atradau, kad ji buvo palikta palikimu Jungtinių valstijų vyriausybei 1973 metais Margaret Meriwether, vienintelės Charleso W. Posto dukros, kuri paveldėjo savo tėvo Postum Serial kompaniją, kuri tuo metu buvo verta 20 milijonų. Taigi, 1973 metais Mar-a-Lago atiteko vyriausybei ir ten buvo įkurti žiemos taip vadinami baltieji rūmai. 1981-aisiais Mar-a-Lago buvo grąžintas kompanijai dėl išlaikymo kaštų. Trumpas nupirko už grubiai $10 milijonų. Ir Mar-a-Lago turi 3 bombų prieglaudas. Kitaip sakant, bunkerius. Ir 2017 metais Trumpo pressekretorė atskleidė, kad taipogi Mar-a-Lago turi ir taip vadinamą SCIF, tai yra slaptos informacijos, slaptų pasitarimų kambarį, galima pavadinti taip. Taigi, Trumpo namas turi 3 prieglaudas nuo bombų arba bunkerius ir SCIF. Ir tai buvo įvardinama kaip žiemos baltieji rūmai. Kaip įdomu, ar ne? Toliau dar įdomiau. Pateiktas dokumentas iš Trumpo, kuriame pareiškiama, kad Trumpas įkūrė buvusio prezidento kabinetą, kuris įkurtas Palm Beach'e, Floridoje. Rašoma, kad šiandieną 45-asis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas J. Trumpas formaliai oficialiai atidarė buvusio prezidento ofisą. Ir šis ofisas bus atsakingas už prezidento Trumpo korespondencijos valdymą, publikus viešus pareiškimus, viešus pasirodymus, oficialius aktyvumus, reiškia užimtumo oficialų, kad prastuminėti Jungtinių valstybių interesus
ir kad vykdyti Trumpo administracijos agendą per advokatavimą, organizavimą ir viešą aktyvizmą. Čia taip pat rašoma, kad prezidentas Trumpas visada ir visada bus čempionas amerikiečių žmonėms. Ir šitoje vietoje labai įdomus vaizdas susidaro. Panašu, kad prezidentas Trumpas visgi tebėra toliau prezidentų, ką patvirtina ir jo iškelta jam apkalta, nes apkalta niekados nekeliama buvusiam prezidentam. Iškeldami apkaltą, kongresas patvirtino, kad jis tebėra prezidentas, nors oficialiai, kaip sakant, visuomenėje yra skelbiama visiškai kitaip. Tačiau būtent šitoje vietoje mes matome būtent kaip įsikūrė galimai dar vaizdžiai padarytas šešėlinių kabinetas, kuris skirtas konkuruoti su lygiai tokiu pačiu šešėliniu Baracko Obamos kabinetu. Jeigu jūs norite pamatyti, kaip tai atrodo, jūs tiesiog įveskite barackobama.com ir jūs pamatysite, kaip atrodo šešėlinis prezidentas senesnis, kuris sėdėjo šešėlėje prieš Trumpą. Tai lygiai šitas pats dabar yra daroma panašu, kad iš Trumpo pusės ir kad susidaro įspūdis, kad Jungtinėse valstybėse dabar netrukus jau bus dvi vyriausybės, tai yra viena senoji veikianti pagal antrąją konstituciją primesta okupacinė vyriausybė Vašingtone ir kita naujoji, kuri bus įkurta greičiausiai, kad net ne Vašingtone ir kuri palaipsniui perims visą valstybės valdymą. Labai panašu, kad link to viskas ir krypsta. Labai įdomu matyti štai ir šį spaudą, kurį panaudojo prezidentas Donaldas Trumpas savo šitam naujam pateiktam pareiškime. Šis spaudas yra netoks pat kaip dabartinis prezidento spaudas, o jisai yra padarytas iš teisingiau pagal Dorseto taip vadinamą spaudą, kuris galimai priklausė pačiam Džordžui Vašingtonui. Šis spaudas yra identiškas Dorseto spaudui, kuris yra kolekcijoje Mount Vernone, tai yra Džordžo Vašingtono namuose. Ir įrodymai sako, kad Amerikos pirmas prezidentas būtent turėjo tokį spaudą kaip čia. Ir yra pateikima istorija būtent šito spaudo, visos savybės ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau pats įdomiausias momentas yra toks, kad šis spaudas realiai yra prezidentinio spaudo, galima sakyti, prototipas ir jis yra beveik identiškas pirmajam spaudui išpjautam 1782 metais iš to paties metalo ir taip toliau ir taip toliau. Taigi galima manyti, kad šis spaudas, yra vienas iš pirmųjų spaudų padarytų 1782 metais, kitaip sakant, originalus prezidentinis spaudas. Ir dabar šitoje vietoje yra labai įdomus momentas, turint omeny, kad šį spaudą kažkodėl tai dabar ėmė naudoti prezidentas Trumpas. Ar tai patvirtina teoriją, kad jis taps netrukus 19 Jungtinių valstybių prezidentų ir kad Jungtinės valstijos bus kaip tokios išformuotos? Tai, mielieji, atsakykite kiekvienas dabar į šį klausimą patys savo. Štai dar vienas niuansas, kurį ką tik parodė prezidentas Trumpas, palaikydamas savo buvusią presekretorę Sarah Huckabee Sanders, jisai išmetė štai tokią žinutę. Save America. Nebe Make America Great Again, nebe Keep America Great, o Save America. Ir pasirašo, žiūrėkit kaip. Akivaizdžiai, mėlieji, viskas vyksta tyčia su tam tikrais tikslais, tam, kad žmonėm parodyti, kas yra kas, visgi pasikartosiu kelintą kartą. Tai tą patį per tą patį galima sakyti. Tačiau jūs taipogi matote, kaip yra pateikiamas, reiškia, alternatyvus įvykių variantas, alternatyvus politikos variantas. Ir žmonėms duodama suprasti, kad jie turi pasirinkimą, ar jie eis Bideno kompanijos, stovinčios teisingiau kompanijos už Bideno nubrėžtų kelių ir turės ateitį, kurią primeta jiems iš užsienio, ne pačių vyriausybė, sakykime, Amerika dabar valdo ne amerikiečių vyriausybė. Ar visgi rinktis Trumpo siūlomą variantą ir išeiti iš to slogučio ir imti gyventi savo. Tai mes dabar ir pamatysime, kokiogi pasirinkimo pasieks, reiškia, Amerikos liaudis po jau manau, kad visai neilgo laiko.
Taipogi pranešama, kad prezidento Trumpo komanda netrukus paskelbs apie think tanks sukūrimą, tai yra galvojimo bakų arba galvojimo tankų, kaip čia tiksliai lietuvių kalba išsiverčia, aš net nežinau, bet tai yra tokia organizacija, toks reiškinys, į kurį traukiami, sakykime, dideli protai, specialistai tam tikrų sričių, tam, kad prastuminėti tam tikrus tikslus, sakykime, ieškoti būdų jiems įgyvendinti. Tai iki šios dienos šitas pavadinimas think tanks apibrėžia paprastai globalistinės organizacijas arba deep state valdomas organizacijas ir šitų organizacijų pagalba buvo kūrimas strategijos, kaipgi apeiti naujai, sakykime, įvedinėjama Trumpo tvarka, kaip trukdyti jam dirbti ir panašiai. Taigi dabar prezidento Trumpo komanda nusprendė panaudoti tuos pačius ginklus ir bus įkurtos teisingai veikiančios šitokios pačios kompanijos, tokio pačio formato, kaip atsvara egzistuojančiams globalistiniams think tank kompanijoms. Taigi, mėlyjei, viskas kuo toliau tuo įdomiau ir panašu, kad visus jų ginklus, visą jų sistemą po truputėlį perėmam mes, kaip taip drąsiai sakau mes, nes iš tikrųjų aš laikau save tą pačią pusę, kurioje yra ir prezidentas Trumpas, kurioje yra visi patriotai, nesvarbu kokios šalies, kurie myli savo šalį, kurie nori ateities savo vaikams ir ieško sprendimų šitai problemai, kurioje mes visi esame atsidūrę, realiai bėdoj, galima ir taip pasakyti. Na ir pabaigai noriu jums paskaityti dar vieną tekstuką, kuris ganėtinai tiksliai apibrėžia esamą situaciją su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, arba su taip vadinama transatlantinė civilizacija, arba su senovės Romos imperijos palikuonimi. Kaip nori, taip vadinkit, viskas bus teisingai. Taigi paskaitom. Jungtinės valstybės yra kita šalis negu Jungtinės valstijos Amerikoje. Jungtinių valstybių konstitucija suformuota 1776 metais ir 1871 metais Jungtinių valstijų konstitucija. Tai yra ne tas pats. Jungtinės valstijos Incorporated, tai yra Jungtinių valstijų korporacija sukurta Delavere 1871 metais. Visi piliečiai yra valdomi po korporatyvinių įstatymų. O visos korporacijos turi turėti prezidentą, viceprezidentą, sekretorių ir iždininką. Todėl Jungtinės valstijos, inkorporuotos kaip korporacija, buvo suformuotos 1871 metų aktu ir Jungtinių valstijų pilietis yra Jungtinių valstijų korporacijos darbuotojas. Roma kadaise valdė pasaulį. Ciesorius valdė jį nuo kalvos. Washington DC arba Kapitolijos kalva tai yra naujoji Roma, kadangi Washington DC tai ir yra naujoji Roma arba imperija. Atkreipkite dėmesį į piešinį Švento Petro bazilikoje Vatikano aikštėje. Jis atrodo kaip Kapitolijos pastatas Washington DC. Taipogi ten yra Egipto obeliskas jo priekyje, grinai kaip Vašingtono monumentas DC. Kai įkūrėte korporaciją, turite turėti 3 dalykus – prezidentą, viceprezidentą ir sekretorių arba iždininką. Lygiai taip pat mes turime ir Jungtinėse valstijose. Taip, Jungtinės valstijos yra korporacija, tai yra privačiai valdoma kompanija ir neturi nieko bendro su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Jungtinės Amerikos valstybės, tai yra respublika, buvo įkurta 1776 metais ir Jungtinių valstijų korporacija buvo suformuota 1871 metais. Ulysses S. Grant buvo prezidentas Jungtinių valstijų 1871 metais, kai korporacija buvo suformuota. Juokinga, kad jo pirmieji 2 inicialai buvo US. Jungtinių valstijų pilietis yra Jungtinių valstijų korporacijos darbuotojas. Jungtinių valstijų korporacijos, kuri yra verslas. Ir žodis citizen arba pilietis reiškia darbuotojas pagal Jungtinių valstijų korporacijos įstatymus. Taigi Washington DC, tai yra Vašingtono District City, tai yra užsienio korporacija ir tai yra ne valstija. Ji yra ne Amerikos dalis ir neturi nieko bendro su visais 50 valstijų iš viso. Tai realiai yra užsienio Jungtinių valstijų korporacija ir ji yra valdoma su pačios jos vidiniais įstatymais.
Čia taip pat pademonstruojama, pateikiama jau be jokios abejonės daugeliui matyta nuotrauka, taip atrodo Kapitolijaus kalva. Šitą simbolizmą turbūt apuoko pelėdos jau žino daugelis, ką tai reiškia. Ir šitoje vietoje dabar reikia pažymėti dar tokį dalyką, kad būtent Jungtinių valstijų armijos kodekso 11.3 dalis ir pažymė tai, kad jeigu valstybė tampa valdoma užsienio korporacijų, užsienio jėgų, reiškia įsiskverbiant į valstybės valdymo organus, į valdžią, vyriausybę, tai armija privalo panaikinti tokią vyriausybę ir įsteigti naują vyriausybę. O kadangi Vašingtono DC tai yra viso labo 10 kvadratinių mylių, kaip mes žinome, Delavere, kurioje įkurta buvo šita korporacija, ir buvo paskui miestas perduotas valdyti šitai korporacijai, tokiu būdu perdodant realiai, apgaunant Amerikos tautą ir perdedant valstijų valdymą, reiškia šitai Vatikano ir Britų karūnos valdomai korporacijai. Taigi mes dabar matome būtent procesą, kaip ši korporacija bus nustumta į istorijos šiukšlyną ir būtent vyriausybė ir valstybės valdymas bus sugrąžintas Amerikos tautai. Tai, mielieji, dar kartą pasikartosiu, tai liečia ne tik Ameriką ir tai yra tik pradžia to, kas pareina pasauliniu mastu, o tai liečia nei daug nemažai, tai liečia beros 209 šalių, įskaitant Lietuvą. Taip kad jau netolimoje ateityje mes pamatysime kažkokiu tais judesis ir reiškia šitoj temai, o dabar belieka laukti prezidento Trumpo feikinės apkaltos antikonstitucinės, kurią vykdys, reiškia, parsidavėliai senate, ko gero, kad vykdys visgi, ir pažiūrėsime, kaipgi visą tai vystysis jiems patiems. Na, o šiandieną aš manau, kad pateikiau pakankamai išsamų vaizdą, kasgi vyksta Vašingtone. Daugybės žinių šį kartą neskaičiau, nėra prasmės, jos pakankamai išlikščios dauguma jų, bet šita situacija Vašingtone yra būtent tokia. Manau, šitos situacijos apžvalgos jūs tikėjotės būtent iš mano laidos, taigi tikiuosi, kad jums šita apžvalga patiko, kad buvo naudinga. Ačiū jums labai visiems, kad remiat, kad palaikot, kad dalinate šitą informaciją. Taip pat labai džiugu, kad aplamai aktyviai ieškote ir dalinatės informaciją apie einamus įvykius pas mus tinklapyje ir kitur. Tai rodo tik vieną, kad prabudimas vyksta ir kad žmonėms iš tikrųjų rūpi jų ateitis. Ir tai iš tikrųjų mane asmeniškai labai labai džiugina. Taigi dar kartą visiems už viską dėkoju, mielieji. Ačiū už kantrybę ir iki susiklausimo. Iki. You can stick your coronavirus up your ass. You can stick your coronavirus up your ass. You can stick your coronavirus. They're known and proven liars. Stick your coronavirus up your ass. Singing we are the 99%. Singing we are the 99%. Singing we are the 90%. Together we are mighty. We are 99%. You can stick your poison vaccines up your ass. You can stick your poison vaccines up your ass. You can stick your poison vaccines, cause they cause all the disease. Stick your poison vaccines up your ass. Singing we are the 99%. Singing we are the 99%. Singing we are the 90, together we are mighty. We are the 99%. You can stick your fracking drilling up your ass. You can stick your fracking programs up your ass. You can stick your GMO foods. We ain't gonna go school. Stick the Georgia Guidestones up your ass. Singing we are the 99%. Singing we are the 99%. Singing we are the 90. Together we are mighty. We are the 99%.